Būsto paskola ir leasingas, mano manimu, yra pigios paskolos ir įdarbinus pinigus į finansinės priemonės kaip į indeksus, ETF'us arba bet kokį instrumentą, kur aš galiu uždirbti daugiau negu moku paskolos, ilguoju laikotarpiu aš galiu pasiekti geresnius rezultatus. Net jeigu aš uždirbu tiek pat, aš asmeniškai vis tiek rinkčiausi kažkur įdarbinti pinigus ir investuoti, negu grąžinti paskolą anksčiau. Kodėl? Tu, tarkim, turi 20 000 eurų. Taip. Ne? 20 000 eurų ir moki 4%. Ne? Netgi dabar tikrai šiuo laikotarpiu nėra sudėtinga net ir į saugias finansinės priemonės pasidėti tus pinigus ir galėtum gauti 3-4%. Taip. Ne? Tai vadinasi, tu galėtum uždirbti tiek pat, kiek moki palūkanų. Tai vadinasi, sudengęs tą 20 000 eurų, grąžinęs, tu sutaupysi ten kažkokį kiekį palūkanų, įdarbinęs tus pinigus 20 000 su 4%, tu kaip ir tiek, kiek moki palūkanų, tiek ir išeisi. ant lygių išeisi. Bet svarbiausias dalykas, kad pinigai tai yra pas mane kišenė.